Pasaka apie du paukščius – povą ir gervę. Seniai, labai seniai, tolimuose šiltuose kraštuose gyveno toks paukštis – povas. Šis povas, kaip ir visi jo giminaičiai, turėjo labai gražią, didelę uodegą. Atrodo, didžiausia, kurią kada yra turėjęs koks paukštis. Visi ją grožėdavosi, o pats povas ją didžiavosi labiausiai iš visų. Vieną saulėtą dieną stovėjo povas tvenkinio pakraštyje. Jau ne 1 valandą jis grožėjosi matydama save vandens atspindyje. Koks aš nuostabus, galvojo jis sau. Pažiūrėkite į mano auksinės plunksnas, mano ryškias spalvas. Joks kitas paukštis nėra toks gražus kaip aš. Staiga pasigirdo garsus triukšmas. Kaip mat, malonios mintys apie save povui išgaravo, o prie pat jo tvenkinyje nusileido gervė, plačiais sparnų mostais skrodusi vandens paviršiumi. Ei, paukšti, ką tu čia veiki? Sušuko povas. Ar nematai, kad čia gražūs paukščiai renkasi? Tačiau gervė nesureagavo ir toliau ieškojo tvenkinyje maisto. Pažiūrėk į save, tęsė povas. Kokia tu visa pilka ir purvina? Kur tavo spalvos? Pažiūrėk, kokios tavo kojos ir kaklas. Tu juk nesi graži, ypač palyginti su manimi? Gervė, išgirdusi tokias šnekas, nustojo ieškoti maisto, lėtai pakėlė galvą ir nustebusi pažvelgė į povą. Pamatęs, kad sulaukė dėmesio, povas kalbėjo toliau. Nagi, pažiūrėk į mane, aš esu gražiausias iš visų paukščių. Palygink mano spalvingą uodegą su savo blyškiąja. Kaip tu atrodai, jokių spalvų. Ar čia tu pilka, ar ruda, nesuprasi. Gervei nepatiko povo žodžiai. Tu teisus, tarė ji. Tu esi gražus paukštis ir daug spalvingesnis už mane. Bet žinai ką? Aš galiu pakilti aukštai į orą ir nuskristi iki pat horizonto. Savo sparnuose nešioju laisvę ir galiu matyti pasaulį iš viršaus. Na, o tu visą laiką tik sėdi ant žemės ir ieškai, kas tau duos kiek dėmesio. Sėdėk sau toliau. Tai pasakiusi, gervė išskleidė savo sparnus ir pakilo aukštai į orą. Povas tuo tarpu suprato, kad ne tik spalvingos plunksnos puošia paukštį, ir pajuto gervei pagarbą. Jis dar bandė atsiprašyti gervės, bet ši jau skrido horizonto link, todėl povas tik draugiškai pamojavo. Po šio susitikimo jis daugiau nesigyrė savo plunksnomis, nes žinojo, kad kiekvienas gali turėti tai, kuo džiaugiasi. Pasakos pabaiga.